Labas, draugai. Skanios kavykės visiems. Man tai nepatinka, kai žiūri filmuotą ir kai taip daro. Geriau pasidėsiu. Sausio 28. O ne fokusui nudirbti darbai. Išdažė lubas. Jau tokie darbai, kur ne pats darau. Tai reikia mokėti pinigus už darbą. Tai, o ne fokusuoja kažko labai velkas. Taigi išdažytos lubas. Pajungtas katilas, oras, vanduo. O, vėl nefokusui. Laikom 24. Puikiai veikia, kas stebėt mano kanalą. Tai viską susijungiau pats viską pasidariau. Viską gerai susijungiau. Gavau garantinę 2 metam garantiją. Tai kaip ir įrodymas, kad viską teisingai susijungiau, viskas veikia, viskas funkcionuoja. Toliau. Išdažyti kambariai. Čia jau spalva, nefokusai spalva, palei kiekvien save, palei savo skonį. Išdažyti kambariai. Išdažė. Kažkas yra, labai nefokusuoju. Išdažė kaimynas Arnoldas. Kaip visą laiką, pabandysiu kamerą nuvalyti, atsiprašau. Išdažė kaimynas Arnoldas, tai dėkui jam. Jis man pigiai išdažė, tai jeigu reiks apdailos darbų, kreipkitės, duosiu kontaktas. Šiaip, ačiū tau Arnoldai, jeigu žiūrėsi, šiaip, kažką norėjau pasakyti, šiaip. Spalva, kaip ir minėjau, kiekvienas spalvos skonį, čia mano, aš norėjau pilkesnės ir tamsesnės, ta prasme, tai tokią nusipirkau, nes man kaip tik kokios ir norėjau, bet kai rinkausi, kas buvo, kai rinkausi iš paletės, paletė atrodė, paletę aš pasiėmiau paletę ir nuėjau pas pardavėją, gerai, kad pardavėja buvo kompetentinga, kaip sakant, ir patarė, sako, tau čia bus per tamsi spalva, sako, kai išsilies, tau bus tamsu. Sako, aš norėčiau tamsesnę, sako, imk vienu kodu, žemesnė ir ant didelio ploto, tau bus kaip tik. Iš tikrųjų, jinai suprato, ko aš norėjau ir tikrai taip ir buvo. Tai pataikiau spalvą tokią, kokią norėjau. Norėjau pilkesnę, nes namuose yra daug šviesesnė, bute yra daug šviesesnė ir kai susidėjo baltos lubos įtempiamos ir susidėjo šviesios grindys, tai ta spalva tam paliko čiut ne kai ligoninė. Aišku, kiekvienam palė save, aš kalbu už save. Taigi, kadangi pas mane aš norėjau šviesių grindų, baltų lubų matinio, tai sieną turėjau darytis tamsesnę, kad po to vis tiek biškinai pašviesės tas kambarys ir kad nebūtų man per daug šviesų. Taigi išdažyti kambariai vienas. Antras kambarys išdažytas. Spalva tai man nerealiai gražiai žiūrisi. Per telefoną aišku šito neperteiksi. Trečias kambarys. Toliau. Nežinau, ar rodžiau vonę jau. Šita dalis jau puikiai funkcionuoja. Uždarykim. Dangtelis yra neuždarytas. Va šitą knopkę kažko stringa, reikės paskui pasižiūrėti. Nuleidžiant vandenį, vanduo puikiai veikia. Tai va, vonė. Toliau. Kokie darbai laukia toliau? Prisipirkau laminatą, nusipirkau, žadėjau parketlentės, bet daugiau prisigalvojau. Čia mano, kiek man reikės, ko vakar skaičiavus rozečių. Rozetė šiam 3 vienetai. Nemažai pasakyčiau.
interneto 6 raštas, ane, gražus, gražiai rašau. Taigi, suskaičiavom rozetės, ane, ar razetės, nežinau kaip lietuviškai. Nuvažiavom, pirkom liregusą, susipirkom rozetės, dangtelius, išleidau, čia vien 3 kambariam, išleidau 310 eurų. Su remeliais, su visko, žodžiu, už 3 kambariam, be svetainės. Toliau, atvažiuos įtempiamas lubas sutariau kainą 900 eurų. Kvadratų, 43 kvadratai, tai bus 900 eurų. Nu, dar sutartis yra 42 kvadratai, 4 įleidžiamų šviestuvų, 3, nu žodžiu, sutartį davė, tai reikėjo pačiam šviesą susipirkti. Susipirkau už kvadratą gavos po 18 eurų, berods paskaičiau. Toliau, nusipirkom laminatą, nusipirkom paklotą. Už paklotą 6 kvadratų mokėjom 16 eurų. Žodžiu, kvadratinė 12 su centais gavosi nuolaidų. Laminatą nusipirkau, mano akim, tai pagal ką čia rašo, tai man kainų santykis spalva, nes aš norėjau būtent tokios spalvos, su medžio raštu, tokia pilkšvumo, čiut, bet realiai jinai šviesi. Va taip turėtų atrodyti. Bet man patiko va šitą klasę, šitas storis 12 mm, tai klasė 33, AC6 12 mm. Ir aš už kvadratą mokėjau po 12,50, man atrodo, ar po 12,40 už kvadratą. Tai žiauriai džiaugiuosi, nes tokią klasę sunkiai gauti už tokią kainą, ypač tokią storę. Tai bent jau man sunku, kaip paprastam žmogui, ten kas įmonės turi dar kažką gali susižaisti su spalvom. Bet aš kaip paprastai, be įmonės, be nieko. Tai man žiauriai gera kaina. Tai iki planai. Atvažiuos sudėti įtempiamas lubas. Taigi noriu prieš įtempiamas lubas susidėti rozetės visas. Rozetės, kaip blogai fokusuoji. Rozetės, jungtukus. Viską susistatyti ir tada įtempiamas atvažiuos. Panašiai viską turiu susipirkęs, tik neturiu priešgaisrinį, visi batareikinį, atsiprašau už kad, žodžiu, per depo buvau Ermitaže ir Senukose, tai visur ant batareikos man nuvažgiai protings laidą atsivedžiau. Taigi reiks ieškoti dar rytoj. Važiuosiu pirktis laidinių, kurį susirasti. Dar čia yra, buvo atvažiavęs įmatuoti. Tai va čia va, kur baigęs plytelę, man sakė kažką 5 cm gali aukščiau, tokį pat atstumą nuo sienos, kaip plytelė lygiai padaryti ar į viršų, ar tai USB, ar gipso plokštę kažką, kad pratęst, kad nereiktų į plytelę gręžiuoti. Tai va. Tai dar čia turėsim reikalų pasidaryti, reikės tos namų darbus. Kaip ir, viskas, draugai. Tiek šiam kartui. Nežinau, da toks pasimetęs. Dabar taip grįžau, čia pinigai, ten pinigai. Įtempiamas lubos pinigai, dažai, va pamiršau, Harmony, šitie dažai, kibiras 90 eurų, berods ar 98, nu taip jau, čia kambariam 2 kibirų reikėjo, tai kodo jeigu kam reikia, kodas toks. Tai dar čia biškį liko,
tame kibirė, tai galvoju, o šitą sieną nudažys gal kaimynas atėjo šiandieną. Turėtume gal užtekti. Lubiniai baltai dažai tai kainavo man 95 eurai. Tai pusantro kibiro, vieną didelį kibirą ir vieną mažiuką. Tai va dar mažiukas likęs, tai jį sunaudosim katiliniai. Tai va tiek, draugai, atrodo. Einu kavos gerti, kai jums nečiapsėti ekraną, mūsų negadint. Geros dienos visiems. Įkelsiu, jeigu kas domin, parašykite, įkelsiu, bet šiaip labai džiaugiuosi, kad pasijungiau šildymą. Šildo, gali po maikę vaikščioti ir sėdėti. Nu ką, gerų darbų dirbantiem, gerų video, viso.